Mes visą laiką žaidžiam agresyviai ir po baudų dažniausiai spaudžiam, bet suprantat, visą laiką pasitinkam. Bet taip rizikuot nuo pat pradžių būtų tikrai neprotinga, nes jie yra patyrusi komanda ir daug gerų žaidėjų ir komanda, kuri pralaimėjo porą varžybų tik tai šiais metais, taip kad aklai šokt, pult, agresyviai spaust nuo pirmos sekundės galbūt būtų nelabai protinga. Kur dingo komandinis žaidimas šiandieną, labai daug tokių buvo neparuoštų metimų, vieni mažai perdavimų. Todėl, kad jie labai dažnai keitėsi ir mes, aišku, kamuolys nevaikščiojo daug ir nesukūrėm viens kitam gerų progų. Visi metimai tokie buvo sunkus, nebuvo tokių lengvų, kaip CSKA metė daug labai tokių lengvų metimų. Bet